Dar sykį mes truputėlį papasakosim apie tai, ką rekomenduotina daryti atėjus į salę ir iš pradžių treniruotės pačioj pradžioj. Mes pasitikriname įėjimą į smūgį. Keletą kartų. Ar pakeliui mūsų galva eina ant smūgio linijos, kai nusileidinėjom. Dar sykį įėjimą. Įėjimą į smūgio liniją. Dar kartą. Pasižiūrim. Ar stovėsina patogiai, ar nieks netrukdo. Pajaučiam, ar mūsų grip kijų suėmimas yra patogus. Ar niekas netrukdo laisvai judėti kijui. Iki menamo balto užsimojam, pauzė ir iki kontaktuojant išmetinėjam. Dar kartą pasitikrinam. Mes pasitikrinam stovėseną patogiai, įėjimą į smūgį, ar su galva pakeliui nepametam smūgio linijos, ar ji neprabanguoja, ar viskas yra komfortabilu, ar kijus patogiai ant smūgio linijos ir išmetinėjam. Tai yra apšilimas. Ir tada padarome, kaip visada, keletą pramušimų. Baltą per visą stalą, stengdamiesi, kad jis grįžtų į kijaus viršūnėlę. Kadangi gaunasi gerai, mes galime šitą pratimą apsunkinti, pastatydami pakeliuje mėlyną rutuliuką ir bandydami pramušti taip, kad baltas atsitrenkėsi mėlyną, mėlynas grįžtų ir padarytų kenoną vėl su baltu. Tai yra sunkus pratimas, bet tai jau labai gerai tikrina jūsų techniką. Ir smūgį numeris 1, jūsų tipinis smūgį. Pabandom. Ir taip atidirbinėdami mes tikriname savo smūgį numeris 1. Be abejo, dar vienas dalykas, kuris labai stiprina jūsų jėgas ir galės, tą, ką jūs prakeiksite ir džiaugsitės, kuris atsako į daugybę klausimų, tai yra matchboxas. Yra dėžutė su skylute, imituojanti smūgio liniją. Ir reikia pamėginti atidirbti laisvą išmetimą, imituojantį tikrą smūgį į skylutę, nenuverčiant dėžutės. Jeigu mums nesigauna ir dėžutė nuvirsta, tada mes pabandom kurį laiką tą patį padaryti super lėtai, labai lėtai ir žiūrim, kurioj vietoj kas ne taip. Ir pasireguliuojam, ar mūsų kūno pozicija, ar kijaus išmetimas, ar delnas kažkokį posūkį daro. Mes lėtai žiūrim, kurioj vietoj kas ne taip, kur pakeliam kijų, kur nuleidžiam. Kijus turi būti laisvas, be jokios įtakos. Kūnas absoliučiai užmiręs, kaip užšaldytas, o kijus laisvai ant šitos linijos. Ir jeigu gaunasi, didinam greitį ir atidirbinėjam laisvą, idealiai, kaip adata tikslų smūgį.